Sveiki. Pratęsdamas paskutinėse laidose keltą tautinės savikritikos motyvą, šiandienos laidą paskirsiu štai kokiai temai. Nepilnavertiškumo kompleksas ir pseudo istorija. Gedgaudas, Rosalės, Romuva. Ką jie pasako? Taigi, praeitoj laidoj kalbėjau apie aukos sindromą ir apie tai, kodėl daugelis mūsų lietuvaičių labai bijo savikritikos, labai bijo pažvelgti į tamsėje savo savasties, tiek dabarties, tiek ir praeities pusę. Ir paminėjau, kad vienas iš apraiškų šitos problemos yra polinkis iš esmės klastoti savo pačių istoriją, kuriant vaizdinį praeities gražios ir didingos, kurios, kaip taisyklė, nebuvo. Maniau, kad vertėtų šitą momentą išplėtoti konkrečiau. Taigi apie tai ir bus šiandienos laida, kuri susidės iš 3 punktų. Pirmasis tai būtų pseudo istorijos mokykla arba Gedgaudas ir Statkutė de Rosalės. Antroji tai Romuva kaip istorinės rekonstrukcijos pavyzdys. Trečia tai būtų toks apibendrinimas, ką visa tai reiškia ir pasako mums iš esmės. Taigi, pradėkim nuo pirmo punkto. Buvo toksai smetoninis diplomatas, vardu pavardė Česlovas Gedgaudas. Kaip daugelis kitų smetoninių valstybės tarnautojų, jis Lietuvos įsijungimo į TSRS sudėtį ir įvykusio santvarkinio virsmo nepalaikė ir likusi savo gyvenimą praleido ne Lietuvoje, o emigracijoje, konkrečiai Meksikoje. Ir pokario metais gyvendamas Meksikoje ėmė labai intensyviai domėtis istorija bei lingvistika. Ir ten būdamas priėjo savitos teorijos, kurią išdėstė knygoje pavadinimu Mūsų praeities beieškant. Toj knygoje jis bando pagrįsti būk tai, kad lietuviai arba, sakykime, plačiau aiščiai arijai, kaip jis vadina, baltus, kad jie, skaityk, yra šaknis visų airiškų ar indoeuropietiškų tautų, kad iš jų išsirutuliavusios, ko ne visos indoeuropietiškas civilizacijos, žiūrint ir Viduržemę jūrą, ir Anatoliją, Hetitus, ir netgi vakarų Europą, ir jo paaiškinimas, kodėl tai šitas tariamas faktas nebuvo žinomas, mums sueina į tai, kad prieš lietuvius susimokė germanai, pangermanistai, tai vokiečių nacionalistai ir kartu katalikų bažnyčia, ir kad jie per šimtmečius suklastojo istorinius dokumentus, suklastojo visą istorinį pasakojimą ir pateikė mums falsifikatą, būk tai mes tiesiog Pabaltijo regione čia prasidėjo niekam nieko neįdomus šiaurės rytų Europos aborigenai. Ir jis beje ėjo dar toliau ir bandė įrodinėti, kad iki krikščioniškų laikotarpių net mūsų protėviai turėjo ir savo rašto sistemą, kas aišku jokiais empiriniais tyrimais nepatvirtinta. Ir kone visus savo išvedžiojimus jis bandė grįsti imdamas kokį nors vietovardį ir tą vietovardį aiškindamas per baltišką, per lietuvišką etimologiją, tai yra žodžių šaknis. Bet čia jau bet koks kalbų istorikas
pastebėtų mirtiną metodologinę klaidą, kadangi tu negali aiškinti vieno krašto žodžių, primesdamas jiems tame krašte nenaudojamų kalbų prasmes. Tu turi žiūrėti, ką jie reiškia vietoje naudotomis, arba dabar, arba praeitį naudotomis kalbomis. Ir tikriausiai nenuostabu, kad savo laiku, tai yra pokario metais, mirė jisai 80 kažkelintais, Gedgaudas didesnio, kaip pasakyti, populiarumo nesulaukė nei, aišku, tarybiniai, nei netgi toje emigraciniai, dipukų, antitarybiniai lietuvių istoriografijai, bet jis visgi sulaukė labai aistringos ir atsidavusios pasekėjos Jūratės Statkutės, moters irgi iš Latino Amerikos lietuvių diasporos, kuri ištekėjo už vietinio venesueliečio vyro, nes ji gyveno ir baigė savo gyvenimą Venesueloje. Tai dasidėjo pavardė De Rosales. Tai Jūratė Statkutė De Rosales, pradėjusi savo, sakykime, galim sakyti, kaip istorikės ar tokios pseudoistorikės veiklą. Berods irgi 80 kažkuriais metais. Jinai ėmė už pagrindą Gedgaudą ir pradėjo plėtoti specifiškai gotų temą. Tai yra, ji paėmė tautą gotų, kuri yra garsi savo vaidmeniu per didįjį tautų kraustymas ir vakarų Romos imperijos byrėjimo procesą. Ir iškėlė teiginį, kad gotai, buktai, ko ne tie patys lietuviai, kad tai baltai. Dabar truputėlį aiškumo dėliai patikslinu gotai. Pavadinimas iš Gotlandijos salos, kuri yra Baltijos jūra. Šie Gotlandijos gyventojai migravo pamažu į pietus, į tai, kas dabar būtų Baltarusija. Iš to beje ir yra galimai, yra mintis, kad iš to gali būti pavadinimas gudai, gudyje nuo gotų, kol jie pasiekė dabar, kas būtų pietinė Ukrainos dalis, tame tarpe Krymas. Ir iš ten 3 amžiui mūsų eros pradėjo puldinėti romėnus. Įsiveržė į Romos teritoriją, jie buvo likimo vėtyti ir mėtyti. Skilo į 2 pagrindinės grupės. Viena pavadinimu Ostgotai, tai rytų gotai, kita pavadinimu Vestgotai. Abi priėmė krikščionišką tikėjimą, veikiami romėnų, tik tai Vestgotai Romos katalikybė, o Ostgotai arijonių, taip vadinama erezija, tai yra tuometinė krikščionybės atšaka, kuri neigia bažnyčios mokymą apie švenčiausią trejybę Dievo Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir tai miniu todėl, kad Ostgotai išsivertė visą Biblijos tekstą į savo kalbą ir tai išliko kaip pagrindinis jų rašytinis dokumentas, iš kurio ir turime tą gotų kalbą. Na, ir Ostgotai sukūrė savo valstybę tame, kas būtų dabar Italija ir dalis buvusios Jugoslavijos. Tuo tarpu Vestgotai sukūrė savo valstybę pietiniai Prancūzijos daly, plus tame, kas dabar būtų Ispanija ir Portugalija. Ir kartu su frankais gotai yra skaitomi vienais iš tų Romos vakarinės dalies žlugimą sekusio vakarų jau civilizacijos pradininkų. Ir minėto Biblijos vertimo tekstas neabejotinai rodo, kad tai buvo germanų tauta.
Niekas dėl to neturi visiškai jokių abejonių, nėra visiškai jokių ginčių. O bet tačiau Derosalės darė išvedžiojimus, kad jie baltai aiščiai. Tuos išvedžiojimus įgrindė, kaip ir Gedgaudas, vietovardžiais, spekuliuodama jais, kartodama tą pačią Gedgaudo metodologinę klaidą ir ištraukinėdama iš konteksto skirtingus pasažus, tai istorikų, tai kalbininkų, ir krapštydama tik tuos, kurie jai yra parankus. Nors pačio minėto Biblijos vertimo teksto ji pati niekad nenagrinėjo ir su juo nedirbo. Kas labai ir labai daug ką pasako. Bet kol Gedgaudas buvo nežinomas ir kažkiek tai išlindo į eterį Lietuvoje jau po mirties 90-aisiais, tai Statkutė Derosalės tapo tokia jau labai populiaria. Ja pamėgo nemažai Lietuvoje žmonių, ypatingai beje su techniniu išsilavinimu, nebaigė nei kalbos, nei jo labiau istorijos mokslo. Ir kas įdomu, ji net gavo tam tikrą stogą, kas privedė prie jos darbų leidimo Lietuvoje, prie jos populiarinimo įvairių konferencijų. Aš net atsimenu, būdamas paaugliu, 2009 metais berods buvau etnografinė muziejai, kur prie katedros, kur Mindaugo paminklas, konferencijoje, kur buvo per Skype programą pajungta vaizdinių skambučių, ta pati Statkutė Derosalės su publika bendrauti, ir ten buvo pardavinėjama minėta anksčiau Česlovo Gedgaudo knyga, iš ten ir egzempliorių turiu. Iki šiandienos išsaugojęs, bet čia tarp kitko, tai įdomu tai, kad pats toks stambiausias, autoritetingiausias lietuvių etnogenezės ir ypatingai lietuvių kalbos tyrinėtojas Zigmas Zinkevičius šitam klausimui Gedgaudo ir Statkutės Derosalės mokyklos, taip vadinamas, buvo net paskyręs ištisą straipsnį, kuriame konstatavo, kad tai yra pseudomokslas nepagrįstas niekuo, išskyrus jų spekulacijom ir iš konteksto iškrapštytom smulkmenam, kurias jie iškreiptai aiškina. Ir Zinkevičius atkreipė dėmesį į tai, kodėl visgi tai populiaru ir įgauna paklausą tarp žmonių. Jis tai aiškina iš savo tokių konservatoriškų, nacionalistinių, dešiniųjų pažiūrų taško, sakydamas, kad lietuviai turi labai daug kompleksų ir niekinantį požiūrį į savo istoriją, ir jis tai sieja su tarybmečiu, kur aš su juo ne visai sutikčiau, bet koks be būtų tas jo požiūris, tai jo, sakykime, kaip mokslininko indėlio ar nuopelnų jo autoriteto nenuneigia. Ir jis konstatavo, kad tam, kad kompensuotų savo šitos kompleksus, daugelis žmonių ieško tos didingos istorijos vietose, kur jos net nebuvo. Tai tiesiog atliepia tas psichologinės problemas. Dėl to žmonės nekritiškai priima Gedgaudą, Derosalės ir taip toliau. Tai čia būtų pirmas punktas. Antras punktas tai Romuva. Tai judėjimas, kurį pradėjo dar tarybiniais laikais, berods 67 metais, kaip kultūrinį klubą, amžinatilsis jau Jonas Trinkūnas. Ir jie save vardina kaip senąjį ar net kartais prigimtinį baltų tikėjimą. Ir jeigu pasižiūrim į istorinę pusę, tai iškart kyla labai rimtas problemas su tokiu jų savęs apibūdinimu. Kodėl? Nes jei žiūrėt iki krikščioniškąją lietuvių religiją, pagonišką, tai jos neišliko visų pirma jokių rašytinių šaltinių, kur būtų užfiksuota ne tik kad liturgija, dogmatai, to religinio mokymo, bet net ir mitologija. Ir kas nemažiau svarbu, neišliko gyva tradicija.
kad būtų gyvi žmonės, kurie praktikuotų tą religiją ir perduotų ją iš esmės išlaikytam pavidalė iš kartos į kartą. Neišliko. Toji tradicija per kelis šimtmečius Lietuvos krikščioninimo nutrūko. Istorinės pažinties požiūrį tai be abejo labai blogai. Galima sakyti, tai yra tragedija. Bet faktas yra faktas. Tuo tarpu, tai pripažinus klausimas, iš kur Romuva, tai yra Trinkūnas ir ko, ėmė medžiagą savo judėjimą. Su pirma, jie medžiagą ėmė iš folkloro, iš tautosakos, iš tautodailės, kurie be abejo yra likučiai, yra nuotrupos tos iki krikščioniškos tradicijos. Bet tai nuotrupos, tai likučiai, tai ne visuma, tai ne gyvas tas dalykas, tas procesas, tai fosilijos fragmentiškas. Toliau, pagrindinis šaltinis rašytinis, tai Teodoro Narbuto Lietuvių tautos istorija. Iš esmės romantinis XIX amžiaus istoriografijos kūrinys, kurio autorius pats būdamas LDK įsimylėjęs Lenkų bajoras ir idealizuodamas LDK bajorijos sluoksnį, viename iš tomų, dabar neatsimenu kelintam, aprašė pagrindinės lietuvių pagonių dievybės. Bet iš kur Narbutas ėmė medžiagą? Na vėlgi, medžiagą jis ėmė pirmiausia iš tautosakos, kuri jau XIX amžiuje stipriai pakitus, labai daug ką praradusi iš tų laikų ir neišlaikius. Visko viens prie vieno, kaip būtų buvę, kai realiai buvo praktikuojama to iki krikščioniška religija. Ir visų antra, tai Narbutas be abejo pridėjo labai nemažai ir savo fantazijos, savo kūrybinės išmonės. Kitaip tariant, Narbuto aprašas tas, jis nėra adekvatus šaltinis atkurti tai iki krikščioniškai religiniai tradicijai Lietuvos. O toliau galima pridurti Vidūną filosofiją, bet Vidūnas skirtingai nei Trinkūnas ir ko pagoniškos religijos atkūrinėti kaip judėjimo, kaip tokios praktikos nebandė, jis vystė verčiau savo savitą filosofiją, jungusią tiek teosofiją, vedantą ir be abejo didelę gilią pagarbą tai pačiai iki krikščioniškai Lietuvai, kas manyčiau žymiai adekvačiau, žymiai konstruktyviau negu ką Trinkūno kompanija darė ir daro, bet čia mano nuomonė. Na ir aišku, į visą tai Trinkūnas įlieja savo širdį, savo dūšią ir savo kūrybinį išmonę. Gerai tai ar blogai. Ir gavosi tam tikras kūrinys, tam tikras produktas, gali sakyti sintezė, kurią galima vadinti tik neopagonybė. Neo tai nėra toji sena iki krikščioniška lietuvių religija. Tai yra, tiksliai pasakius, istorinė rekonstrukcija. Bandymas atkurt kažką iš fragmentų ir pridedant savo fantazijos. Štai kas tai yra. Ir paradoksalu, kad tai jungia žmonės, kurie paprastai labai aršus, agresyvus, net kai kurie nacionalistai, kai kurie prie tautininkų, kai kurie prie konservatorių partijų prisišlieja ir kurie aršus antitarybininkai, bet tai tarybinių tokių vėlyvo tarybmečio folkloristų produktas. Nu ir tas pretendavimas dar vadintis kartais prigimtinė religija, tai iš viso oksimoronas, todėl kad prigimtinės religijos jokios iš principo negali būti. Prigimtinis tai yra tik tai potencialas žmogaus. Žmogaus polinkis ieškoti tos absoliutinės tiesos, dvasinės tiesos, tojo
gyvenimo prasmės, sakykime, vienokios ar kitokios. Tai yra įgimta, tai yra prigimta. Tuo tarpu religija tai yra, jeigu ji yra tikra, o ne nominali, tai yra būtent to žmogaus gyvenimiškos patirties, jo ieškojimo išdava. Jis ieško ir jis randa. Jis negimsta su to. Jis gali gimti aplinkoje, kuri jam įdiegė vienokią ar kitokią religiją. Bet tai aplinka, tai nėra jo prigimimas. Ir šitas istorinių rekonstruktorių surrogatas nėra jokia prigimta religija. Kaip nebuvo prigimta religija ir toji iki krikščioniška lietuvių religija. Aišku, įtaikyt kriterijų, kas buvo pirmiausia čia ir ilgiausiai egzistavo, jo galėtum vadinti prigimtinę religiją. Ta vat iki krikščioniška tikybą. Bet kartoju, ta tradicija mirusi, ji prarasta. Tai antroji vietoje arčiausia, kabutėse, prigimtinės religijos būtų neopagonių nekenčiama Romos katalikybė, nes ji pas mus gyvuoja šimtmečiais ir absoliutinė dauguma lietuvių, vienaip ar kitaip. Drungni ar nedrungni, bet skaitosi Romos katalikai. Ir dabar, tai pasakius, trečias punktas. Esmė viso šito, ar apibendrinimas. Tai duosiu palyginimą. Yra vakaruose ir ypač JAV toks reiškinys pavadinimu Black History. Tai juodoji ar juodaodžių istorija. Pats sumanymas, sakyčiau, visai adekvatus. Tai yra mintis nušviesti istoriją vakarų kritiškai per tą juodaodžio afrikiečių ar negrų pavergimo, išnaudojimo prizmę, parodant europiečiam kolonizatoriam neparankius momentus, kaip kad transatlantinė vergų prekyba, negrų išnaudojimą, prievartavimą ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip su tuo siejasi tiek antrarūšė negrų padėtis Jungtinėse valstijose, tiek ir atitinkamai antrarūšė padėtis Afrikos valstybių dabartinių pasauliniai, sakykime, sistemai. Bet yra ir kai kurie šitos vadinamos Black History atstovai, kurie mėgsta tiesiog fantazuoti nebūtus dalykus. Išgalvoti būk tai senovės Egiptą, ar senovės Kartaginą, ar netgi senovės Romą kūrė juodaodžiai afrikiečiai. Ir potekste, kad juodaodžiai afrikiečiai, tai čiut ne pasaulio bamba, kuri patys pažangiausi, patys protingiausi, viską supranti sukūrė, bet štai europiečiai, baltaodžiai yra absoliutus blogis, kur juos visada engia ir susimokė prieš juos suklastojo istoriją tam, kad juos pažemintų, atimtų iš jų ne tautinį, bet rasinį, sakykime, orumą. Kas už šito stovi? Ogi baisus nepilnavertiškumo kompleksas. Nenoras eiti į akistatą su dabartiniam realijom. Nenoras eiti į akistatą taip pat su nepatogiais faktais. Kaip kad, pavyzdžiui, faktų, kad transatlantinė vergų prekyba, kurią vystė europiečiai per Atlanto vandenyną, tai iš kur jį gaudavo vergus? Jį gaudavo iš Afrikos. Kas gaudydavo Afrikoje žmonės? O kiti patys afrikiečiai gaudydavo. Ir vergovė klestėjo toj pačioje Afrikoje nepriklausomai nuo europiečių, nuo kolonijinės, imperinės tos sistemos. Tai ignoruojami šie faktai, tarp daugelio kitų, ignoruojamos dabartinės socialinės, ekonominės, geoekonominės, sakykime, juodosios Afrikos realijos. Ir vietoj to kūriamas kaip nuskausminamasis toks šitas didingos prarastos praeities vaizdinys. Panašiai kaip kai kurie ukrainiečių nacionalistai čia svaigsta atseit, kad juodąją jūrą iškasė ukrainiečių protėviai. Bent esu girdėjęs tokias spekulacijas, bet nesigilinau, nežinau. Kaip anekdotas skamba. Bet manau, suprato dabar, apie ką aš kalbu. Tai tiek Getgaudo ir Derosalės išvedžiojimai, tiek ir Romuvos fenomenas, tai tiesiog byloja apie mūsų kaip tautos, tai nepilnavertiškumo kompleksą. Mes nenorime eiti į akistatą su skausmingomis realijomis, tiek praeities, tiek dabarties. Ir eiti į akistatą su dabarties problemomis.
verčiau renkamės kurtis vaizdinį apie didingą praeitį, kurios nebuvo. Netgi kviesti tautiečius atkūrinėti, grįžinėti tą nevadidingą praeitį, kurios vėlgi pabrėžiu nebuvo. Vietoj to, kad ieškoti išeičių iš dabartinės situacijos, kuri lietuvių kaip etnoso ilgalaikio išlikimo požiūrį yra, švelniai tariant, labai labai sudėtinga. Ir ieškoti kelių į ateitį, kuri galėtų būti humaniškesnė, galėtų būti teisingesnė, galėtų būti pažangesnė negu dabartis. Šitų žmonių tai nedomina. Nedomina todėl, kad tai reikalauja objektyvaus, kritiško ir dažnai skausmingo žvilgsnio. Dabar jei pozityvę žinutę siųsti su šituo, tai sakykime taip, tai, ką aš išvardėjau, yra pavyzdžiai informacinių, istorinių ir religinių filosofinių šiukšlių. Šiukšlių vieta yra šiukšlių kibire. Ten ir siūlyčiau išmesti. Bet tuo pačiu siūlyčiau nagrinėti objektyviai mūsų istoriją ir atsirinkti tas istorinės tradicijas, mūsų lietuviškas, kurios yra vertos būti tęsiamos, būti plėtojamos, būtent su tuo tikslu šios nacijos išlikimo ir tolimesnio vystymosi ir vystymosi, kaip sakau, humaniškesnė, pažangesnė, teisingesnė linkme. Ir tai, o ne saviapgaulė ir gražių legendų apie neva lietuviškus Ispanijos ar ten Prancūzijos pietų vietovardžius. Tai yra tikrasis, ar tai yra užuomazgas tikro patriotizmo. Tai šito ir palinkėčiau čia besiklausantiem. Velniop tąją pseudo istoriją. Taigi tiek. Ačiū, kad klausėt ir iki kitų laidų. Būkit sveiki.